uogelė, uogas pangolėlė, atskris gervelė, nuraškis. Sveiki visi atvykę į tinklalaidę podcastą Pezulį apie kiną. Šiandien aš vėl su jumis kino maniakas. Šiandien kalbėsim apie filmą Gardutė. Tai yra lietuvių filmas, Eglės Vertelytės filmas. Iš karto noriu pranešti, kad šios tinklalaidės metu girdėsite šiam filmui kurtą Tito Petrikio muziką. Noriu jūsų atsiprašyti, kad taip stipriai vėluoju su šiuo filmu, bet problema tokia, kad jo reklama, jo marketingas man sukūrė tokį įvaizdį, kad šitas filmas bus tokia, sakykime, tipinė lietuvių komedija, kur labiau nesinori juokti, o norisi verkti, nes labai lievi bajeriai, kadangi šitas filmas yra komedija. Tačiau pasiklausęs kitų žmonių nuomonių apie šį filmą, supratau, kad aš labai klydau ir susidariau labai blogą įspūdį, kadangi šitas filmas tikrai nėra lieva lietuvių komedija. Ir jis yra padarytas, sakykime, šitas filmas yra komedija, tačiau jinai nėra ta, sakykime, tokia tipinė lietuvių nejuokingas bandymas kažką prajuokinti. Noriu pradėti skaityti jums filmo aprašymą. Entuziastinga kaimo mergina Saulė vaidina Agnieszka Ravdo ir kukli vieniša mama Ona vaidina Elena Ozarinskaitė. Yra aistringos virėjos, įstrigusios Kauno valgykloje Gardutė. Vieną dieną Saulė be Onos sutikimo jis įtraukė į kulinarinį realybės šou, kurio pagrindinis prizas – nuosavas restoranas. Saulė meluoja komisijai apie savo kilmę ir teigia, kad jos abi yra kvalifikuotos šefės iš restorano La Gardutė. Nors iš pradžių į šią komandą visi žiūri kaip į pokštą, paprasti, bet puikus receptai padeda joms tapti žiūrovų numylėtinėmis. Nepaisant patiriamos sėkmės, įtampa tarp draugių pradeda augti, kuomet Ona susilaukia vis daugiau žiūrovų bei teisėjo Emanuelio dėmesio. Konkursų įžymybė virtuvė šefė Bruknė pasinaudoja proga ir bando jas dar labiau supriešinti. Ar Onos ir Saulės draugystė atlaikys šį išbandymą? Toksai būtų filmo prašymas. Įvertinimų šį kartą nėra daug, kadangi tik tais IMDb puslapyje turiu skaičius tikslius, tai yra 7,9 iš 10, kitose skaičiai nėra patikti. Tačiau aš manau, kad šitas filmas turi kitus įvertinimus, kurie atskris, tai yra Sidabrinės gervės. Ne, dar nominacijų nėra, bet manau, kad šitas filmas tikrai gali pretenduoti, tai geriausią metų filmą, bei žiūroviškiausią filmą, manau, taip pat galėtų šį apdovanojimą nuskinti. Šio filmo režisierė yra Eglė Vertelytė. Jai yra šiuo metu 42 metai ir yra žinoma kaip filmo Stebuklas režisierė. Filmas Stebuklas buvo išleistas 2017 metais ir prisirinko vis tik gervių ir laimėjo geriausio metų filmo apdovanojimą. Kalbant apie nuostabias aktorės Agnieszką Ravdo ir Eleną Ozarinskaitę, jos atliko nuostabų darbą. Jų scenos chemija labai stipriai jautės, labai jos yra gerai įdirbusios ir savo vaidmenis atliko pasauliniu lygiu. Ir negaliu prie jų prikibti, kadangi abidvi turėjo labai, sakykime, skirtingus, kartais labai artimus, kartais labai priešiškus personažus. Ir jos tiesiog taip gerai atspindėjo, ką turėjo atspindėti, ir tas labai gražiai susižiūrė. Šios yra dvi pagrindinės aktorės. Tačiau yra kita aktorė, visai Lietuvai žinoma aktorė, kuri šiam filmui pridėjo savo skonio. Tai yra Lina Restokaitė, kuri vaidina Bruknę. Jos personažas ir jos personažo įgyvendinimas buvo toks meistriškas. Tai tikrai Lina Restokaitė nuostabiai atliko vaidmenį ir jeigu dar nematėte, tikiuosi, kad pamatysit, kadangi jos vaidmuo tikrai kartais priverčia tiek susimastyti,
tiek ir pasijuokti. Scenarijus. Jis buvo parašytas Eglės Vertelytės bei Irenos Kunevičiūtės. Kiek žinau, mano žiniomis jis buvo parašytas jau kurį laiką, kadangi, jeigu neklystu, šitą filmą finansavimas buvo prašytas gauti dar prieš pačią pandemiją, tačiau negavo finansavimo, atėjo pandemija, tai teko perkelti ir teko ten perrašyti, bet galiausiai buvo gautas finansavimas ir šitas filmas buvo sukurtas. Pats scenarijus parašytas su puikia humoro linija ir tas humoras yra, sakykime, ne tas tipinis lietuvių, kur nelabai juokinga, juokiuosi, nes nejuokinga. Tikrai, čia nėra tas filmas, kur jūs nuėsite ir vien juoksitės. Mes čia turim ir tokių, sakykime, dramos aspektų. Turime taip pat įvairiausių tiek šeimyninių, tiek ir tokių lietuviškų dramų. Ir kas čia įdomu, kad pati režisierė yra dirbus, sakykime, su televizijos laidomis. Ir tas jaučiasi, kadangi ta visa atmosfera yra labai pašiepiama filme. Tų, sakykime, laidų kūrimo, kur būtent tos laidos yra kuriamos televizijos žiūrovams. Ir ta industrija yra labai pašiepiama ir taip, sakykime, su tokiu skoniu. Ir tas man labai patiko ir tikrai įsiminė. Šį kartą turiu labai įdomių fun factų. Operatorius šio filmo buvo Vytautas Plukas, jis yra šiaip nuostabus operatorius, žinomas visoje Lietuvoje. Tikrai nominuotas ne vienai sidabriniai gervei. Darbą atliko nuostabų, žinau, kad su Egle jau dirbo būtent prieš pandemiją. Ir norėdamas sukurti tokį televizijos efektą, kad kino žiūrovai suprastų, kada yra tikras gyvenimas, o kada mes tą gyvenimą matom pro televizijos kamerą, scenos, kuomet vyksta būtent kulinarinis šou ir žiūrovai kino salių mato tą šou, buvo perfilmuotas ant televizorių. Kas nėra susipažinęs su visa technika, aš galėčiau papasakoti, kadangi jeigu esat bandę filmuoti ekraną, esat tikriausiai pastebėję, kad ekranas neatrodo taip, kaip mato mūsų akis. Jis taip mirksi, ten kažkas važinėja, kažkas neaišku ir panašiai. Ir taip yra vien dėl to, kadangi ekranas nėra tiesiog mažos lemputės, kurios skleidžia vientisą šviesą. Jos, tiesąkant, net ne tai, kad šaudo šviesa, bet jos lengvai mirkčioja. Todėl kartais, kai pavyzdžiui filmuojam lempas, jos taip pat matom, kad mirkčioja, nors akis žiūri ir jokių mirkčių jau nemato. Tiesiog akis mūsų nėra galinti tiek daug žiūrėti. Tad jam teko ieškoti televizorių ir kamerų, apskaičiuoti daug fizikinių matavimų. Čia net sunku pagalvoti, kiek reikėjo galvoti, kad būtent kamera galėtų filmuoti televizorių ir matytųsi pačio televizoriaus žiūrėjimo efektas, o ne mažų lempučių švytėjimas. Taip pat, kuo šitas filmas man labai įsiminė ir padarė įspūdį vien pasižiūrėjus anonsą, tai yra Tito Petrikio muzika, kurią šiuo metu jūs ir girdite fone. Nuostabi muzika, prikibti prie jos neturiu iš tikrųjų ir buvo smagu, kad nebuvo tiesiog paimta kokia nors amerikoniška ar būtent nelietuvių kūrybos muzika. Keliaujant prie išvadinių sakinių, tai kodėl turėtume peržiūrėti šitą filmą? Pradėkime nuo to, kad tai yra lietuvių kūryba. Aš manau, kad mes kaip lietuviai turime remti lietuvius, kadangi būkim biedni, bet teisingi ir lietuvių kinas, jam šiek tiek dar trūksta pinigų, finansų. Tad manau, kad tikrai galim prisidėti prie lietuvių
filmų tiesiog jo žiūrėdami. Taip pat yra nuostabus filmas, pradėkime irgi nuo to. Yra tokia komedija, nėra labai sunkus. Filmas tikrai gali žiūrėti, šio filmo cenzas yra N7, tai gali žiūrėti nuo 7 metų iki plus bet kiek norit. Ir tikrai manau, šitas filmas tiks visiems. Ir taip pat manau, šitas filmas bus nominuotas, jau kaip minėjau, ne vienai gervei, tai galėsite pasigirti draugams, kad matėt filmą, kuris laimėjo arba buvo nominuotas sidabrinėms gervėms, kurios yra kaip Lietuvos Oskarai. Šitą filmą dar šiuo metu rodo, kino salės manau, kad dar tikrai kurį laiką rodys, tad nepatingėkit, nueikit ir pasižiūrėkit. Čia buvo tinklalaidė podcastas Perskaitai apie kiną, aš kinomaniakas, kalbėjom apie Eglės Vertelytės filmą Gardutė ir iki kitų kartų. Ate.